Labas visiems. Po paskutinio video klipo apie erkinį encefalitą vėl pasirodė komentarų apie vakcinas įvairiausių ir aš ilgai jau galvojau padaryti tokį video klipą ir manau, kad dabar yra geriausias laikas sudėti visus taškus, būtent apie mano bedalyvavimą Petys už laisvę kampanijoje, kuomet buvo informuojama visuomenė apie skiepus nuo koronaviruso. Įvesiu šiek tiek į kontekstą. Antra COVID banga, didžiulis skirtumas nuo pirmosios, kuomet nebuvo pacientų, nebuvo darbo, buvo priedai, buvo didžiulis visuomenės palaikymas picom, tortais ir visokiam kitokiem dalykam. Tada žmonės pavargo nuo karantino, atėjo naujos viruso padarmės ir mes ligonėse turėjom labai blogą situaciją, kai neužteko lovų, neužteko slaugytojų, gydytojų, tam, kad galėtum padėti žmonėms. Todėl prisimenu, kai aš atėjau į Joniškio ligoninę, kaip tik buvo tenais įkurtas COVID padalinys, žmonės vyresnio amžiaus, slaugytojai, gydytojai, kurie rūpinasi žmonėm, jau turėdami patys rizikos veiksnių užsikrėtus patirti komplikacijų. Ir kai mes gavome vakcinas, mes be galo jų laukėme. Prisimenu, per pirmą dieną turbūt buvo vakcinuoti 90% darbuotojų. Ir kad jautėmės saugiai, galėdami toliau dirbti ir padėti žmonėms šitos stichijos metu. Ir tada, kai atėjo vakcinos, buvo prieinamos visuomeniai, aš tikrai labai laukiu to kaip išganimo, nes jokio specifinio gydymo nuo COVID-19 nebuvo. Ir kai mane pakvietė dalyvauti šitoje kompanijoje, nuoširdžiai maniau, kad Petys už laisvę yra tiesiog reikalingas keletai dvejojančių žmonių, kad būtų medicinos autoritetai, kurie tiesiog paskatintų juos. Ir aš niekada neįsivaizdavau, kad ten bus toks pasipriešinimas vakcinacijai ir kad už tą dalyvavimą vakcinos informaciniai kampanijai būtų tiek daug šmeižto, smurto, grasinimų ir jie vilktųsi netgi keletą metų iki dabar. Todėl noriu atsakyti keletą pasikartojančių tezių. Pirmas dalykas. Nebuvo mokami jokie pinigai už dalyvavimą. Garantuoju už save, turbūt už visus kampanijos dalyvius, nes tie skiepai, jų efektyvumas buvo įrodytas ir nereikėjo už kažką tenais papildomų mokėti, kaip kad įprastai daro farmacijos kompanijos, kuomet vaistus reklamuoja, norėdamos jų vartojimą padidinti. Mes tai darėme kaip gydytojai, kaip visuomenininkai, norėdami žmonėms parodyti, padrasinti juos, kad mokslu rodyti sprendimai ir juos reikia taikyti. Ir man buvo be galo keista matyti, kaip nukvapėliai, nevykėliai, nieko nesuprantantis apie mediciną žmonės, taip drąsiai sau leido šnekėti prieš skiepus, taip rinkdamiesi savo politinius dividendus, veikdami per žmonių baimę ir nepasitikėjimą, bet kiekvienas medikas, kuris dirbo priešakinėse COVID linijos, susidūrė su tuo, jog matė, kaip miršta žmonės, kuriuos įbaugino šitie netikėliai. Ir aišku, čia yra silpnumas mūsų, kad mes neturime stipraus balso medicinoje ar valdžioje, kuris galėtų įtikinti žmonės, bet man buvo neįtikėtina, kad mes tokioj situacijai klausome ne medicinos autoriteto, o bet ko. Bet tokie jau laikai ir tie žmonės negavo jokios teisinės atsakomybės, nes šiais laikais socialiniai medijoje gali daryti iš viską nori. Buvo kritikos apie tai, jog yra bandoma įtikti valdžiai, čia irgi yra nesąmonė, nes tiesiog tai yra gydytojo mėginimas pačiam savo padėti, kad būtų kuo mažiau komplikacijų, nes patikėt manim, matyti, kaip miršta žmonės nuo COVID, ypač jeigu tai yra jaunesnio amžiaus žmogus, kuriam tikrai dar nebūtų buvęs laikas atsisveikinti su šiuo pasauliu, tikrai nėra malonu. Ir akivaizdus yra poveikis, kuomet būna vakcinacija ir kuomet komplikacijų, ligos sunkumo dažniai būna daug mažesni. Ir aš niekada nepasakiau už prievartinį vakcinavimą, priešingai, bet jeigu žmogus nesivakcinuoja ir po to kreipiasi dėl komplikacijų, kurių gydymas kainuoja šimtus ir tūkstančius kartų daugiau, mano buvo siūlymas turbūt vieno pirmojo, kad dalis už tą finansinės naštos turėtų gulti žmogui. Nes mes negalim priversti žmogaus kažko įsileisti savo kūną, bet jeigu yra mokslu paremtos rekomendacijos ir žmogus tų atsisako, bet po to kreipiasi su komplikacijom, ką mes matydavo gydymo įstaigose, čia yra nesąžininga, nes jis užima kažkieno kito darbo vietą, kažkieno kito lovą ligoninėje arba, taip sakant, jisai išleidžia tavo sumokėtus pinigus dėl to, kad iš savo baimių nesiskiepijo, bet jau kai atėjo komplikacijos, tada jisai pradėjo pasitikėti mediciną ir kreipėsi pas gydytojus. Keistai atrodė mūsų, man atrodo, toks dirbtinis būdas pasikelti vakcinacijos procentą, kuomet mes pradėjom itin aktyviai tai siūlyti vaikiško amžiaus pacientams, nes ten komplikacijų rizika yra mažesnė, ten jau naudos rizikos santykis yra toksai kvestionuotinas,
Tai aš tau nelabai palaikiau ir taip pat 3 boosteriai, ypač Pfizerio, buvo viskas tvarkoje, 3 vakcinos dozės, bet nuo 4 ir daugiau jau įrodymai yra menkesni ir aš niekada to nepalaikiau. Tai čia buvo mano tokia mokslinė pozicija, aš nei vieno žodžio neatsiimu, aš ją visiškai palaikau. Bet aš niekaip nesuprantu ir man dabar jau klausimas yra visiems, turbūt čia daug pikčiūrų pakomentuos po šitų video, kodėl būtent skiepai sulaukia tokio pasipriešinimo. Kodėl ne antibiotikai, kodėl ne chemoterapija, nes COVID metu žmonės saujomis gėrė antibiotikus, deksametazoną leidosi kairė dešinę. Prasme, kodėl būtent skiepai sulaukia tokio pasipriešinimo, nes mes gyvename globalinio klimato šilimo sąlygomis, mūsų populiacijos yra didžiulės, klausimas, tik tais laiko klausimas, kada bus dar vienas virusas. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar šitas virusas jau bus, tvarkim, jis labiausiai paveiks jaunus žmonės ir vaikus, tada jeigu mes toliau taip priešinamės mokslo naujom, tai bus nušakės bus. Iš tikrųjų, nes reikia pripažinti, matyti, kaip miršta vyresnio amžiaus žmogus arba jaunesnio amžiaus žmogus, medikų yra visai skirtingas dalykas. Tai man klausimas, kodėl būtent skiepai? Iš mano patirties, ką aš matau, tai yra adatų baimė. Dažniausiai žmonėms yra elementariai adatų baimė. Jie bijo to pripažinti ir tada paslepia savo baimę po visokiom sąmokslo teorijom, kad tai atrodo kažkaip moksliškiau, sofistikuočiau ir panašiai. Tai iš tikrųjų man labai yra įdomu, kodėl būtent skiepai. Kaip gali sugalvoti, kad tau kažkokį čipą įdeda, kai tu ten į kūną, kai tu ten snikerius ir visą kitą valgai pilnus chemikalų, jeigu tenai saujam geri antibiotikus, chemoterapija leidėsi. Yra krūvos eksperimentinių gydymų, tai yra farmacijos sukurtų, kurių efektyvumas yra kvestionuojamas, bet žmonės leidžiasi tos mokslinius tyrimus, bet kodėl vakcinos? Kas čia per psichologinis dalykas yra? Man tikrai labai įdomu, jeigu kažkas sugebės tai pasakyti be keiksmažodžių ir kitaip cenzūriškai, man būtų tikrai labai įdomu. O šiaip tais mes su žmona parengėme tokį jau visą informacinių videoklipų seriją, tai tiems, kurie viena iš skolų yra klipas apie nuskausminamųjų vartojimą, bet sugalvom ištisą seriją klipų, kad žmonėms būtų aiškiau dėl pagrindinių priežasčių, kodėl jie kreipiasi į skubę pagalbą, dėl pagrindinių klausimų, kuriuos turi žmonės, kuomet kreipiasi pas medikus. Tai pasekite šį kanalą, pasidalinkite juos su savo artimaisiais ir palaikykime ryšį, kad galėtumėm visi kartu džiaugtis sveikata. Sėkmės!